Open your Bibles to Ephesians chapter 3. Efeziečiams 3 skyrių atsiverskime. We'll begin reading in verse 8 Paskaitysime and read down through verse 12. nuo 8 iki 12 eilutės. Man, visų šventųjų mažiausiam, atiteko malonė skelbti pagonims nesuvokiamus Kristaus turtus ir atskleisti visiems, kaip turi įsipildyti šita paslaptis, nuo amžių uždengta Dieve, viską sukūrusiame per Jėzų Kristų, kad dabar per bažnyčią taptų žinoma kunigaikštystėms ir valdžioms danguje visokeriopą Dievo išmintis. Tai atitinka amžinai nutarimą padarytą Kristuje Jėzuje mūsų viešpatyje, kuriame mes turime drąsą ir užtikrintą priėjimą per tikėjimą juo. Look at chapter 1, verse 22 and 23. Dabar pirmas skyrių, 22 ir 23 eilutės. Ir visa paklojo po jo kojomis, o jį patį pastatė viršum visko, kad būtų galva bažnyčioms, kuri yra jo kūnas, pilnatvė to, kuris visame pripildo. I thank the Lord for Christ Mission Baptist Church. Dėkoju Dievui už Kristaus misijos bažnyčią. Over 30 years ago, God in His wisdom and God by His power started this church. Prieš 30 metų Dievas savo išmintimi ir savo gale įkūrė šitą bažnyčią. And for over 30 years you have preached the gospel. Daugiau kaip 30 metų sklinda Evangelijos žinia iš You have šitos. sent missionaries. Siunčiami yra misionieriai. And God continues to spread your influence throughout the world. Ir Dievas skleidžia pasaulyje jūsų įtaką. It is a blessing to be a member of a true New Testament church. Yra palaima, yra malonė būti tikra nariu, bažnyčios, kur yra tikra Naujojo testamento bažnyčia. And I want to talk to you about belonging to the church, particularly about church membership. Ir aš noriu su jumis pasidalinti šiandieną apie privilegiją būti bažnyčios nariu. I rejoice to hear about this sister having believed and now is wanting to be baptized and join the church. Aš noriu pakalbėti apie tai, kokia malonė yra būti bažnyčios nariu, būti pakrikštytam, priklausyti bažnyčiai. I prepared this sermon in July for this day. Aš dar Liepos mėnesį pasirašiau pamokslą. But I did not know that would happen today. Bet aš nežinojau, kad tai bus šiandien pasakyta. So I'm going to talk to you about church membership, what it means to belong to a church. Jau kalbama apie bažnyčios narystę, ką tai reiškia būti bažnyčios nariu. How important is the church to you? Kiek svarbi bažnyčia yra jums? How precious is church membership to you? Kiek brangi bažnyčios narystė yra jums? Are you a member of a New Testament church? Are you a member of this church? Ar jūs esat šitos bažnyčios nariu, ar Naujojo testamento bažnyčios nariu? We really need to ask ourselves this question. How important is the church to God? Mes dar turime tokį svarbį klausimą paklausti, kiek bažnyčia svarbi yra Dievui. Listen to God's word. Paklausykime Dievo žodžio. What is the church? Kas yra bažnyčia? Notice what he says. This shows us how precious the church is to God. Acts chapter 20, verse 28. Apaštalų darbų 20 skyrius, 28 eilutė. 28 eilutė, 28 skyrių. Būkite rūpestingi savo ir visai kaimeniai, kuriai šventoji dvasia jūs paskyrė prižiūrėtojais, kad ganytumėte Dievo bažnyčią, kurią jis įsigijo savo krauju. The church of Jesus Christ is his precious possession. Bažnyčia Dievui yra brangi nuosavybė. He purchased it with his own blood. Jis ją nupirko savo krauju. And also if you'll look at Ephesians 1, verse 23, it talks about in the church the fullness of Christ dwells. Jeigu paskaitytumėte prie Efeziečiams 1 skyrių, kalbama apie tai, kokia brangi bažnyčia yra. If I want to enjoy the fullness of Christ and his full purpose in my life, I will do so in and through a New Testament church. Kad atsiskleisti pilnai į bažnyčiai įmanoma per Dievo veikimą joje. How precious is the church? Kokia brangi yra bažnyčia? How special is the church? Kokia ypatinga yra bažnyčia? Look at verse 10 and 11 of Ephesians 3. Efeziečiams 3, 10-11 eilutės.
dabar per bažnyčią taptų žinoma kunigaikštystėms ir valdžioms danguje visokeriopą Dievo išmintis. Tai atitinka amžinąjį nutarimą padarytą Kristuje Jėzuje mūsų viešpatyje. If you'll notice in verse 10-11, he tells us something very, very special. Pakreipkite dėmesį, kaip ypatingai čia yra kalbama. He tells us unto the church are unveiled the mysteries and the wisdom of God. Per bažnyčią yra atskleidžiama Dievo paslaptis. He reveals to the church mysteries and truths that he does not even reveal to angels. Per bažnyčią atskleidžiama yra paslaptis, kuri yra net nežinoma angelams. In fact, in and through the church, you hear these truths and you grow in these truths. Ir žinodami šitas tiesas mes girdime ir augame tokioj tiesoje. The church is very special. Bažnyčia yra labai It is ypatinga. very important. Labai svarbi bažnyčia. Church membership is very special. Ir bažnyčios narystė yra It is labai very ypatinga. important. Labai svarbu būti nariu. And so in this sermon, we're going to answer three questions. Taigi šiame pamoksle atsakysime į 3 klausimus. Number one, do you belong to a church? Pirmasis klausimas, ar tu priklausai bažnyčiai? Are you a member of the church? Ar esi bažnyčios nariu? The second question, Antras klausimas bus, how can you become a member of the church? kaip tu gali priklausyti, kaip tapti nariu? And number three, if you are a member of the church, are you actively engaged in serving in the Ir church? trečias klausimas, jeigu jau esi bažnyčios nariu, ar tu dalyvauji veikloje? So let's answer from Scripture question number one. Taigi pradėkim nuo pirmo klausimo. Are you a member? Do you belong to the church? Do you belong to the church? Ar tu priklausai bažnyčiai, ar esi jos nariu? Are you a member of this local New Testament church? Ar esi nariu šitos vietinės Naujojo Testamento In a bažnyčios? covenant relationship with your other brothers and sisters in Christ? Ar turite ryšį su savo broliais ir seserim? Listen very carefully. God does not merely command us to go to church. He expects us to belong to a church. Dievas nesako mums lankytis bažnyčioje, Dievas mums sako priklausyti bažnyčiai. Some people go to a church, but they never join a church. Kai kurie žmonės lankosi bažnyčioje, bet jie nepriklauso jai. But first we need to define what is a church. Tai pirmiausia, turime apsibriežti, kas yra bažnyčia. It is a called out assembly of baptized believers Tai yra pašauktųjų, pakrikštytųjų susirinkimas. that we are covenanted together to fulfill the Great Commission, Mes kartu susirenkame, kad įvykdyti didįjį Dievo paliepimą, to preach the gospel, skelbti Evangeliją, to baptize those who repent and believe, krikštyti tuos, kurie atgailaus ir and to įtikės, start new churches. ir kurti naujas bažnyčias. That's the Great Commission, making disciples. Tai yra pagrindinis didysis nurodymas. And so, do you belong to the church? Taigi, ar priklausote And what bažnyčiai? are we talking about? We're talking about a local, visible New Testament church. Ir mes kalbam apie tikrą, realią bažnyčią. This is a local, visible New Testament Štai church. čia yra matoma vietinė Naujojo Testamento bažnyčia. Are you a member of this Ar church? jūs esate šitos bažnyčios nariu? Is this God's expectation and command for us to be a member of a church? Ar tai yra Dievo nurodymas ir lūkestis, kad mes priklausytume bažnyčiai? Look at Acts chapter 2. Apaštalų darbų 2 skyrius. Peter and the disciples preached the gospel of Jesus Christ and how people could be saved. Petras su kitais mokiniais skelbė Evangeliją. They heard the word of God. Kaip kiti žmonės sureagavo, jie They išgirdo Dievo repented of their žodį, sin. jie atgailavo, They believed on the Lord Jesus Christ who is risen from the dead. jie įtikėjo Jėzumi Kristumi, kuris buvo prikeltas iš And they were mirusių, saved. They were born again. ir jie buvo išgelbėti, jie atgimė. So what did they do after they were saved? Ir ką jie darė po to, kai buvo They išgelbėti? were baptized and were added to the church. Jie Look buvo- at Acts 2:41. Jie buvo pakrikštyti ir prisidėjo prie bažnyčios. Pažiūrėkite Apaštalų darbų 2:41 eilutė. Mielai priėmė jo žodį, buvo pakrikštyti ir tą dieną prisidėjo prie jų apie 3000 sielų. And notice in verse 47, it's very clear people were being added to church membership in that local church at Jerusalem. Paskui žiūrėkite 47 eilutėje, kaip sako, šlovindami Dievą, turėjo malonę visų žmonių akise, o viešpats kasdien gausino bažnyčią išgelbėtais. Look at 1 Corinthians chapter 12, verse 18. The Lord is the one who places people into the body for church membership. 1 Korintiečiams 12 skyriuje šitos Dievas paskyrė bažnyčią, 1 apaštalais, 2 pranašais, 3 mokytojais. So we see in all of this Visą tame mes matome, that they were added to the church. They became members of the church
after they were saved and after they were Žmonės baptized. prisijungė prie bažnyčios, tapo jos nariais po to, kai buvo įtikėję ir pakrikštyti. So have you been saved? Ar jūs esate išgelbėtas? Have you been baptized? Ar jūs Since pakrikštytas? you've been saved? Po įtikėjimo ar buvot pakrikštytas? Are you a member of the church? Ar jūs esate bažnyčios narys? So let's go to the second question. Eikime prie antrojo klausimo. How do you become a member of the church? How can you belong to the church? Kaip priklausyti bažnyčiai? Kaip tapti nariu bažnyčios? Again, let's look at verse 41. Pažiūrėkime Apaštalų darbų 2 skyrių 41 eilutę. There's three things that must happen in order for you to become a member of the church. 3 dalykai turi įvykti. First of all, you must be saved. Pirmiausia, jūs turite būti išgelbėtas. Notice in verse 41 again, they that gladly received his word. Pažiūrėkit, kaip čia sakoma, tie, kurie mielai priėmė jo žodį. And so what happens? Kasgi atsitinka? The gospel is preached Geroji naujiena skelbiama, of the death, burial, and resurrection of Christ. kalbama apie Jėzus mirtį ir prisikėlimą. As Brother Ed has already preached the gospel today, you heard the word of truth, Brolis Edas pamokslavo, girdėjote jo žodį, that you are a sinner, jūs supratot, kad esat nusidėjėlis, that you cannot save yourself, jūs pats savęs negalite išgelbėti, but Christ died on the cross in your place. bet Jėzus mirė ant kryžiaus vietų And if you jūsų. will come to Jesus Christ Ir jeigu pateisite pas Jėzų, and put your faith in him, jeigu savo pasitikėjimą He dėsite will ant save Jėzaus, you. Jėzus jūs and išgelbės. he will put his Holy Spirit within you, Jisai jūs išgelbės ir įduos jums šventąją dvasią. and you will be born again. Ir jūs atgimsite. First, a person must be saved. Pirmiausia, žmogus turi būti išgelbėtas. That is to hear the gospel, Tai yra išgirsti gerą naujieną, believe the gospel, patikėti ją, receive the gospel, priimti and put your faith in Jesus Christ. ir pasitikėti Jėzumi Kristumi. Look at Ephesians chapter 1 and verse 13. Efeziečiams 1 skyrius 13 eilutė. Jame ir jūs išgirdę tiesos žodį, jūsų išgelbėjimo evangeliją ir įtikėję juo esate užantspauduoti pažadėtąją šventąją dvasią. And so what happens? A person gets saved. Kas atsitinka? Žmogus yra išgelbėjimas. And then next they confess Jesus Christ. Ir toliau jie įtikė, jie liudija Jėzų Kristų. And you'll see that a little bit later. They will open their mouth and share that they have been saved and share their testimony. Ir kas darosi toliau? Toliau jie patys prabyla ir dalinasi savo liudijimais. Confessing Jesus as your Savior and Lord. Jie išpažįsta Jėzų savo gelbėtojų. Romans chapter 10 and verse 9. Romiečiams 10 skyrius 9 eilutė. Jeigu lūpomis išpažinsi viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. So the most important question, Pats svarbiausias klausimas. have you been saved? Ar esate Do išgelbėtas? you know that you have eternal life? Ar žinote, kad turite amžiną gyvenimą? Do you know your sins are forgiven? Ar žinote, kad jums Do atleistos you know nuodėmės? if you died today you would go to heaven? Ar žinote, kad jeigu mirsite šiandien, eisite į dangų? To those questions I can say yes. Visiems šitam klausimam aš galiu sakyti taip. Yes. Tikrai taip. Jesus is my Savior. Jėzus yra mano I gelbėtojas. trusted Him. Aš juo He pasitikiu. forgave all my sins. Jis atleido visas He mano gave me kaltes eternal life. ir davė amžiną gyvenimą. Have you been saved? Ar jūs esate And then išgelbėtas? having been saved, what is the next step to becoming a member of a church? Kai jau esate išgelbėtas, koks sekantis žingsnelis, kad tapt nariu? First, you must be saved. Pirma išgelbėjimas, Then second, you must be baptized. antras turite pasikrikštyti. Again, look at Acts chapter 2 Apaštalų darbų, and verse 41. antras skyrius, They received the gospel, 41 eilutė, kurie priėmė jo žodį, and then they were baptized. tada jie buvo pakrikštyti. Now, what is baptism? Kas yra krikštas? Baptism is water baptism, and it's by immersion, and we'll talk about that in just a moment. Krikštas yra krikštas vandeniu panardinant. The word baptism comes from the Greek word baptizo. Baptizmas kilęs iš žodžio baptizo, graikiško žodžio. Okay, and so who can be baptized? Kas gali būti pakrikštytas? What is scriptural baptism? Kas yra pagal raštą First of krikštas? all, it must be a proper candidate, Pirmiausia, turi būti tinkamas kandidatas, saved. išgelbėtas. Every example in the scripture when someone is baptized, first they hear the gospel, they believe the gospel,
and they are saved. Kiek yra tik pavyzdžių Biblijoje, visi yra tokio eiliškumo. Pirmas žmogus įtikėjo, po to buvo pakrikštytas. Read the entire New Testament. Paskaitykit visą Naują You will Testamentą. never find an example of a baby being baptized. Niekur nerasite pavyzdžio, kad būtų kūdikis pakrikštytas. Everyone that was baptized was old enough to understand, comprehend, and believe the gospel. Kiekvienas, kuris buvo pakrikštytas, galėjo suprasti, suvokti Bibliją ir Evangeliją. And so to become a member, first of all, it's got to be a proper candidate. You have been saved. Taigi, kad tapti nariu, pirmą reikia būti tinkamų kandidatų, tai yra būti išgelbėtu. Secondly, it's got to be the proper way, the proper mode, Ir tada turi būti tinkamas būdas. and that is by immersion. Tinkamas būdas pakrikštyti, tai yra panardinant. When Jesus was baptized, he went into the Jordan River. He was put under the water. He came up out of the water. Kai pats Jėzus buvo krikščiamas Jordano upėje, jis buvo panardintas. When these 3,000 souls were saved, they were put under the water. They came up out of the water. Kai 3000 sielų buvo išgelbėti, jie buvo pakrikštyti panardinant. When Philip preached the gospel to the Ethiopian eunuch and he believed, he was put under the water. He came up out of the water. Kai Pilypas skelbė Evangeliją Etiopijos eunuchui, jisai pakrikštė jį panardindamas. Why do we practice immersion, putting one under the water and coming up out of the water? Kodėl mes taip darome? Kodėl mes panardinam po vandenį ir ištraukiam iš vandens? Because it is a living testimony of the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Nes tai yra liudijimas, gyvas įrodymas Jėzaus mirties ir prisikėlimo. Christ died, Christ was buried, Christ rose again. Kristus mirė, Kristus buvo palaidotas ir Kristus We prisikėlė. believed, we died to our old life, and we rise up in newness of Mes life. įtikime, mes mirštam savo senajam gyvenimui ir prisikeliam naujam. The only baptism that can picture the gospel and the death, burial, and resurrection is baptism by immersion. Tai vienintelis metodas būti teisingai pakrikštytam yra tam, kas atspindi teisingai Dievo žodį, panardinant. The third requirement for scriptural baptism, Trečias reikalavimas, kas reikalinga dėl krikšto, it must be a proper authority. turi būti tinkama institucija. Jesus started his church during his personal ministry. Jėzus įkūrė bažnyčią savo tarnystės metu žemėje, But Jesus didn't baptize anybody. bet Jėzus nieko nekrikštijo. But John 4:1 and 2 tells us that he gave authority to his disciples to baptize, and in the very beginning they're baptizing. Pačioj pradžioje ir Jono Evangelijoje skaitome, kad Jėzus suteikė įgaliojimus krikštyti kitiems. He gave the Great Commission to the church, and the church does the baptizing. Jisai davė įgaliojimus bažnyčiai ir bažnyčia dabar tęsia krikštą. Acts chapter 2, it was the church at Jerusalem that baptized these 3,000 souls. Apaštalų darbai, tai antras skyrius, 3000 sielų buvo pakrikštyti bažnyčios. In Acts chapter 8, when Philip baptized the eunuch, he was sent out by the church at Jerusalem like a missionary preaching the gospel, and he baptized. Filipas, kai pakrikštijo Eunuchą Etiopijos, jisai buvo pasiuntinys bažnyčios. So who baptizes? Taigi, kas gali atlikti krikštą? It's not Brother Gediminas. Ar Gediminas? It's not Joe Morrell. Ne Džo Morelis? Although I have put some of you under the water and rose you up out of the Nors aš water. ir dalyvavau jūsų krikštose kai kurių. But you become a member of this church, you are baptized under the authority of Jesus Christ that he gave to his church. Bet jūs esat krikštėmi Jėzaus Kristaus vardu įgaliojimais, kurios Jėzus suteikė šitai bažnyčiai. And notice in Acts chapter 2, verse 41, Apaštalų darbai, antras skyrius, 41 eilutė, atkreipkite dėmesį. when they got saved, Kai jie pasikrikštijo, kai jie buvo išgelbėti, they submitted themselves to baptism immediately. jie iš karto įtikėję pasikrikštijo. That is not a usual thing that I experienced in my first few years in Savo Lithuania. gyvenime aš taip nepatyriau. I only remember one person while I lived in Lithuania Aš tik prisimenu vieną žmogų, kol gyvenau Lietuvoje, that got baptized the very day. She said, I want to be baptized the very day ji pasikrikštijo after she confessed Christ. tą pačią dieną, kai įtikėjo. Vienintelė moteris buvo. And that was Janina. Tai buvo Janina. Back in 1998, I remember that very well. 98 metais, aš tai labai gerai pamenu. She came before the church, said, I'm saved, I want to be baptized now. Ji išėjo į bažnyčios priekį ir pasakė, aš esu išgelbėta, aš noriu būti She did pakrikštyta. not procrastinate.
She did not say, whoa, I'll do it later. Jinai nenukėlė to, nepasakė, kad aš vėliau And pasikrikštysiu. just like these that were saved here in Acts 2, they immediately, Taip kaip ir čia apaštalų darbuose jie pasikrikščiojo tuoj pat. some of you were saved years after your salvation, or baptized years after you were Kai kurie saved. iš jūsų krikščiojosi iki praėjus keliams metams po įtikėjimo. But the biblical example is what? Bet ką sako Biblija? Do it immediately. Darykite tai iš karto. Some people are afraid to do it immediately because they're afraid how their family may Kai react kurie žmonės bijo pasikrikštyti, jie bijo, kaip sureaguos jų artimieji šeima, or how the culture may o react. kaip, arba kaip kultūroje artimuosiuose But the tarp kaimynų example of priimti bus. Scripture is to obey. Don't be ashamed of Christ. Publicly show that you are a believer through your O Biblija baptism. moko drąsiai, išpažinkite kitiems, parodykite krikštų savo atsivertimą. So what must you do in order to become a member of the Tai church? ką reikia daryti, kad tapti bažnyčios nariu? Number one, you must be saved. Turite būti išgelbėtas, Secondly, you must be baptized. turite būti pakrikštytas And thirdly, you must, after baptism, be received by the church into membership. ir trečias bus taptite bažnyčios nariu. And so these people that were baptized in Acts chapter 2, they were received by the church into church Kai membership. skaitome apaštalų darbo antram skyriuje, tie žmonės įtikėję pakrikštyti prisijungia prie bažnyčios. What is a local church? Kas yra vietinė bažnyčia? You are saved, baptized believers that are in a covenant relationship with one another. Tai yra įtikėjusių, pasikrikščiusių žmonių draugija, bendryja. And when I joined the church after my baptism, the church voted to receive me into membership. Ir kai aš pasikrikštėjau pats, bažnyčia balsavo, kad galėčiau priimti mane kaip nariu. So what do you have to do to be a member? Ką reikia daryti, kad tapti nariu? You be saved, Būti išgelbėtų, you be baptized, pasikrikštyti and thirdly, you are received by the church Ir into that covenant relationship as a member of the church. bažnyčia turi patvirtinti jūsų priėmimą. Now, our first question was what? Koks buvo pirmasis mūsų klausimas? Do you belong to a church? Ar priklausote bažnyčiai? The second question is how can you belong to a church? Antras klausimas, kaip priklausyti And the bažnyčiai? third question is this: if you are a member of this church, are you actively involved in ministry and service? Ir trečias klausimas, jeigu jūs jau esate narių bažnyčios, ar jūs įsitraukėte į bažnyčios veiklą? Look at Acts chapter 2, verse 42. Į apaštalų darbų 2, 42 They're eilutė. actively serving, participating in the church after their membership. Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokymo, bendravimo, duonos laužimo ir maldų. Go ahead and read down from 42 to 47. Baimė apėmė kiekvieną, nes per apaštalus vyko daug stebuklų ir ženklų. Visi tikintieji laikėsi drauge ir turėjo visą bendrą. Nuosavybę bei turtą jie parduodavo ir ką gavę pasidalydavo visiems, kiek kam reikėdavo. Jie kasdien vieningai rinkdavosi šventykloje, o savo namuose, tai vienur, tai kitur, laužydavo duoną, vaišindavosi su džiuge ir taure širdimi, šlovindami Dievą ir turėjo malonę visų akise. O viešpats kasdien gausino bažnyčią išgelbėtaisiais. So what is he describing here for us? Kas čia mums yra pasakojama? He's describing these new church members who have been saved and baptized and received by the church. Kalbama apie naujuosius bažnyčios narius, kurie buvo įtikėję, išgelbėti, prisijungę prie bažnyčios. Are actively being discipled by that church. Jie prisidėjo aktyviai prie bažnyčios veiklos. They're actively serving in the church. Jie tarnauja bažnyčioje, You see, they are learning, jie mokosi, they are growing, auga, they are serving, tarnauja. they are evangelizing, telling others how to be Jie saved, evangelizuoja, kitiem pasakoja and they're worshiping the Lord in spirit and in truth. ir jie garbina Dievą dvasia ir teisybė. And so I ask you, are you just going to church, or are you actively involved in serving in the church as a member of the Noriu church? jūsų klausti, ar jūs tik tai lankotės bažnyčioje, ar jūs įsijungiate į bažnyčios veiklą? So God does not command us to go to church, God commands us to belong to a church. Taigi, kaip sakiau, Dievas nesako mums eiti į bažnyčią, jis mums sako priklausyti bažnyčiai. So let's repeat the questions. Pakartokime klausimus. Do you belong to a church? Ar priklausai bažnyčiai? Yes or no? Taip ar ne? Number two, are you a member of the Ar church? jūs bažnyčios esate nariu? Yes or no? Taip ar ne? Have you been saved? Ar esate išgelbėtas? Yes or no? Taip arba ne?
Have you been scripturally baptized by immersion by the authority of the church? Ar buvote pakrikštytas, kaip kalba raštas, panardinant bažnyčios, kuri In turi obedience įgaliojimus? to the Lord? Tai rodo paklusnumą Dievui. Yes or no? Taip ar ne? Have you joined the church and been received by the church? Ar jūs buvot prisijungę prie bažnyčios? Ar bažnyčia balsavo už jūsų narystę? Will you? Ar jūs prisijungsite? Yes or no? Taip ar ne? And if you are a member of the church, are you actively engaged in learning and growing and serving as God has placed you in this body? Ir jeigu jūs jau esate bažnyčios nariu, ar jūs aktyviai dalyvaujate jos veikloje, nes jūs prisijungėte prie bažnyčios, prie Dievo bažnyčios? You know, many times we talk about God's will. Daug kartų ir dažnai mes kalbam apie Dievo valią. There is God's general will for everybody, Mes kalbame apie Dievo valią kiekvienam and there are specific will for others. ir yra kažkokios specifinės Dievo valia. But let me tell you what God's will is for everybody in this room. Aš jums galiu pasakyti, kokia yra Dievo valia. This is God's general will for everybody. Dievo bendra valia kiekvienam. Number one, it's God's will for everyone in this room to be saved. Pirmiausia, Dievas nori, kad visi, kurie čia yra, būtų It išgelbėti. is God's will that you be saved. Dievas nori, kad kiekvienas būtų išgelbėtas. Don't resist it. Don't reject it. Net stumkite, net meskite to. It's God's will for every saved person in this room to be baptized. Kiekvienas turėtų įtikėjęs pasikrikštyti, toks Dievo noras yra. And it's God's will for everyone to be saved, baptized, and become a member of the church. Dievas nori, kad kiekvienas įtikėtų, pasikrikštytų ir taptų bažnyčios nariu. But then after that, God reveals His specific will. O toliau Dievas duoda asmeniniam kiekvienam mūsų norus. I did not know that when God saved me and I was added to the church, that one day, many years later, I would be a missionary in Lithuania. Aš neįsivaizdavau, kad po to, kai aš būsiu išgelbėtas, įtikėsiu, pasikrikštysiu, kad Dievas mane atsiųs į Lietuvą. But that was God's special will for my life. Tai buvo unikali Dievo valia mano gyvenime. It's God's will for Brother John to go to Belarus. Brolis Džo tarnauja Baltarusijoje. But we do everything, what? Through the authority of a church. Bet mes visą tai darome per Dievo bažnyčios tarnavimą. So this is a very simple sermon. Taigi labai paprastas pamokslas. Maybe you need to be saved. Galbūt jums reikia būti išgelbėtam. You can be saved today Jūs galite būti išgelbėtas šiandieną, if you will repent and believe in your heart jeigu jūs atgailausite savo and call upon the širdyje. name of the Lord. If you have been saved, Jeigu jūs jau buvote išgelbėtas, but you've never been baptized, bet dar niekada nepasikrikštijot, now you know from Scripture it's God's will for you to be dabar jūs žinote, baptized. kad Dievo valia yra tokia, kad pasikrikštytumėte. Don't resist it. Obey God Nesipriešinkit, pakluskite and be Dievui, baptized, pasikrikštykit. and then ask to become a member of the church, Ir tada paprašykite, kad bažnyčia jūs priimtų į savo narius. and then serve the Lord faithfully and obediently through this local Ir New Testament tarnaukite church. Dievui ištvermingai, nuoširdžiai. Let's stand and pray together. Atsistokite, pasimelsime kartu. Father, I know that this word has come from your word. Viešpatie, Tėve, aš žinau, kad šitas žodis atėjo iš tavęs. My heart's desire has been to preach the truth simply and straightly. Mano širdies troškimas buvo išmokyti, pasidalinti tiesą tiesiai, šviesiai. Father, I pray that your Holy Spirit will Yes. work in the hearts of everyone here. Viešpatie, meldžiu, kad tavo dvasia veiktų kiekvieno širdise. I especially pray for those who are not saved that they will be saved today. Ypatingai meldžiuosi iš tuos, kurie dar nėra išgelbėti, kad jie šiandieną įsigelbėtų. I pray for saved people who have never been baptized that they will acknowledge that they need to be baptized and submit today. Meldžiu, kad tie, kurie įtikėjo, bet dar nepasikrikštijo, kad jie paklustų tau. And I pray for every saved, baptized member of Christ Mission Baptist Church that they will be actively engaged in service and evangelism and discipleship. Taip pat meldžiu, kad kiekvienas, kuris yra pasikrikštijęs, įtikėjęs, kuris prisijungęs prie bažnyčios, kad jie aktyviai tarnautų. And we rejoice today that there will be another one Ir mes džiaugiamės, kad šiandieną dar bus vienas, that will confess Christ, kuris liudys submit to baptism, kuris paklus tau to krikštydamasis become a member of this ir church. taps šios bažnyčios nariu. Bless her and bless her life. Palaimink ją ir palaimink jos gyvenimą. I pray in Jesus' name. Jėzaus vardu meldžiu. Amen.